Sveiki visi. Ar kada teko dirbti su GitHub Actions ir žinot, padarius kelis greitus pakeitimus, sukelti tikrą, darbo eigų audrą? Šiandien kaip tik ir pasigilinsime, kaip šitą chaosą galima sutramdyti ir sprendimas yra stebėtinai paprastas, bet labai galingas. Tai va, įsivaizduokim tą situaciją. Tikriausiai daug kam pažįstama. Padaroma keletas greitų kodo pakeitimų, vienas po kitą, ir staiga GitHub'as tiesiog sprogsta, pradeda suktis visa virtinė visiškai identiškų testavimo ir dėgymo užduočių. Ir čia problema ne tik ta, kad tai, neefektyvu. Tai tiesiog sukelia visišką painiavę. Resursai eikvojami veltui, o blogiausia, tai gali privesti prie labai netikėtų dėgymo problemų, tikras galvos skausmas. Bet laimiai, GitHub Actions kūrėjai apie tai tikrai pagalvojo. Yra sprendimas ir jis vadinasi concurrency. Taigi, nerkime giliau ir pažiūrėkime, kaipgi jis veikia. Geriausias būdas suprasti concurrency – tai įsivaizduoti jį kaip vienos krypties eismo juostą darbo eigoms. Kai darbo eiga priskiriama tam tikrai grupiai, tik viena iš tos grupės gali tuo pačiu metu važiuoti tą juostą. Absoliučiai visos kitos turi arba laukti savo eilės, arba, kaip pamatysim, yra tiesiog atšaukiamos. O dabar geriausia dalis įgyvendinti visą tai yra, tiesiog juokingai paprasta. Savo darbo eigos faile tai reikia pridėti vieną vienintelę eilutę – concurrency ir suteikti jai kokį nors unikalų pavadinimą. Šis pavadinimas, tas ID, gali būti koks nors pastovus tekstas arba, kas yra dar geriau, dinamiškai sugeneruotas, pavyzdžiui, pagal kodo šakos pavadinimą. Viską. Skamba paprastai, ar ne? Bet čia ir slypi vienas svarbus niuansas. Numatytasis concurrency elgesys gali būti šiek tiek netikėtas ir tikrai ne visada toks, kokio norėtųsi. Tai gerai, įsivaizduokim konkretų scenarijų. Tarkim, per kelias sekundės padaromi 4 kodo pakeitimai. Ir žinoma, paleidžiamas 4 identiškos darbo eigos. Kaip concurrency suvaldys šitą situaciją? Kas nutiks? Ir štai kas nutinka, ir tai tiesą sakant yra labai įdomu. Pirmoji, paliesta darbo eiga ramiai tęsia savo darbą. Visos tarpinės, mūsų atveju 2 ir 3, yra tiesiog iškart atšaukiamos, o paskutinė 4 atsistoja į eilę ir kantriai laukia. Tai jau geriau nei chaosas, sutikim. Bet pagalvokime, juk taip priverčiama naujausia kodo versija laukti, kol baigsis testuoti jau pasenusi versija. Tai tiesiog neefektyvu. Ir būtent čia mes pereiname nuo, tiesiog gero sprendimo prie tikrai profesionalaus. Nes yra būdas užtikrinti, kad prioritetas visada būtų teikiamas tik pačiam naujausiam kodui. Ir tai yra pats esminis klausimas, ar ne? Juk 9 atvejais iš 10, o gal net dažniau, svarbiausia yra testuoti ir diegti būtent naujausią kodo versiją. Kam gaišti laiką ir resursus tuo, kas jau yra pasenę? Tam, kad tai pasiektume, reikia šiek tiek pakeisti sintaksę. Paprastas concurrency raktas paverčiamas į objektą. Grupės ID dabar nurodomas po group raktinių žodžių, o tada pridedamas pats svarbiausias dalykas – parametras cancel in progress su reikšme true. Atrodo mažas pakeitimas, bet rezultatas milžiniškas. Nustačius cancel in progress true, iš esmės GitHub sistemai duodamas labai aiškus nurodymas. Klausyk. Kai tik pasirodo nauja darbo eiga šioje grupėje, nedelsiant atšauk viską, kas vyko anksčiau. Nesvarbu, ar procesas dar tik laukia eilėje, ar jau yra įpusėjęs, tiesiog nutrauk jį. Ir štai dabar matome visiškai kitokią, daug efektyvesnę logiką. Ateina naujas paleidimas ir jis negailestingai atšaukia viską, kas buvo prieš jį. Jokio laukimo, jokių eilių. Naujausias kodas iškart gauna žalią šviesą. Būtent taip ir turi būti. Gerai. Taigi, ką visą tai reiškia praktiškai? Kodėl tai iš vis turėtų rūpėti? Teisingai sukonfigūravus šitą funkciją, nauda tampa tiesiog akivaizdi. Viskas susiveda į 2 žodžius – efektyvumas ir aiškumas. Pažiūrėkime į privalumus. Pirma, taupomas CI/CD minutės, o tai reiškia taupomi pinigai. Antra, užtikrinama, kad testuojama ir diegiama visada tik pati naujausia kodo versija. Trečia, išvengiama tų baisių lenktinių sąlygų ir painiavos, kai nebaišku, kuri versija dabar yra įdiegta. Ir galiausiai, darbo eigų eilė visada išlieka švari ir valdoma. Manau, ši frazė puikiai apibendrina visą cancel in progress filosofiją. Daugumoje modernių CI/CD procesų galioja viena, bet auksinė taisyklė – naujausias kodas visada laimi. Taškas. Ir pabaigai klausimus apmąstymui.
kur šiuo metu projektuose susiduriama su didžiausia darbo eigų spūštimi. Ar pritaikius šį metodą būtų galima pagreitinti procesus ir svarbiausia, įnešti į juos kur kas daugiau aiškumo. Verta pagalvoti.